Taip. Su valstybiniais banditais reikia susidurti. Taip. Tai esminiai dalykai čia prasidėjo, toks, kaip sakant, azartas reketuoti. Tai palaukit, jūs papasakokit. Tai ne, apie brolius užsienį čia reiškia. Pirmą kartą atvažiavo. Ne, bet palaukit, apie savo sūnų. Ir tada prisistatė Čiortas Vytautas Mikuckis, Čiortas, Kišono asmeninis agentas. Ir jis 4 metus mane terorizavo, reketavo, reiškia, kad pasodinti kalėjimą, kad aš ginklą parvešiu. 12 kartą, kaip aš nuvažiavau, pas mane knygutės surašytos. Reiškia, aš nežinojau, kad jis agentas yra asmeninis Kišono. Reiškia. Ir kada aš atsisakiau to ginklo vežti, jis man sako, aš tau sumokėsiu dar 2-3 kartus, reiškia, daugiau tų pinigų. O jeigu aš būčiau vežęs, jis aišku būtų paskambinęs visą. Tai jį nužudė iš antro karto, Vytautą Mikuckį Čiortą, antrą kartą agentas. Reiškia. Iš antrą kartą, kai padarė avariją, sudegino dar su kita liudininkė, mergaitė jauna, pasankė, meilužė jo ten buvo, reiškia, sudegino. Toliau, Telišėnas. Čia dirbantis, policijos departamente, Panežėtis, reiškia. Tai jis viršininkas buvo policijos. Jisai buvo atsiuntęs prieš 7 metus po sūnaus nužudymo, reiškia, agentas Sergejų Kudrešovą, vidaus reikalų ministerijos dirbantį žmogų, atlyginimą gavo. Ir jį patys pasodino, kad nužudyti. Sergejus Kudrešovas televizinių laidoj abipus sienos Bartkui Sauliui pasakoja, sako, manis po kalėjimo po 7 metų nebepriema į vidaus reikalų ministeriją būti stukačium, agentų reiškia. Jis man kaip 3 kartus mes susitikom, aš turiu audio įrašus padaręs jį su juo. Telšienui, kada įteikiu, Telšienui iš karto iš darbo išmetė. Iš karto išmetė iš darbo, reiškia. Matai, neišėjo jam įtikinti, reiškia, kad Vaitoškus reikia sodinti. O Vaitoškas prisipažino. Klausykit, Dieną, jūs labai blašotės, čia niekas nesupras, apie ką jūs kalbate, tarkim. Tiesiog nereikia tiek daug pavardžių, nes čia tikrai labai gaunasi miškas. 94 metais, antrą kartą, kaip į Dainų šventę atvažiavo bronis už užsienis, prie draugystės viešbučio mes susitikom atsitiktinai su prezidentu Valdu Adamkum, reiškia, ir 10 minučių pakalbėjom į Vingio parke eidami. Su broniu, žmona buvo aš ir su vaiku dar buvom, reiškia. Pakalbėjom, mano tas dėdė sako, čia man yra artimiausias draugas. Sako, mes po karo artimai bendraujam, ten reiškia viską. Mano dėdė 5 metais buvo vyresnis už Valdą Adamkų. Žinot, vis tiek 5 metais, kada aš moksiu vyresnis, vis tiek autoritetas gaunasi, reiškia. Reiškia, sako, ir man bilietą nupirko Valdas Adamkus dovanų skristi iš Čikagos į Dainų šventę 94 metais ir atgal. O sako, gerą draugą turi, žinai. O 94 metais Valdą Adamkų net nekvepėjo prezidentu tapti. 97 metais, reiškia, po sūnaus nužudymo, rudenį jau, prieš naujus metus, kaip rinkiminė kompanija, aš su Valdu Adamkum sporto rūmuose susitikau. Valdai, sako, ar paminimas, sako, mane. Ai, sako, taip paminu, sako, su žmona, kaip kalbėjom prie draugystės viešbučio, tai sako, man padėk, aš jam pareiškimą įteikiau, kas nužudo, ten surašęs viską, reiškia. Negau net atsakymų, nei priviet, nei atviet. Aš tai buvau gal 7-8 kartus asmeniškai susitikęs su juo. Valdas Adamkus man prie operos baleto teatro, kada įteikiau eilinius pareiškimus, sako, tik manęs tu čia neįpinki šitą nužudymą istoriją. Reiškia, iš kažko labai bijojo, o tikriausiai, aš tik įtariu, aš negaliu sakyti, kad mano tas dėdė kartu su Valdu Adamkum gal ten važiavo šaudyti ko nors su vokiečiais. Gal, aš nežinau tų dalykų. Bet jeigu kategoriškai, kaip jis tapo prezidentu, taigi sakytų, palauk, kurgi mano geriausias draugas. Jo, reikia išsiaiškinti. Tai čia esminiai dalykai prasideda. Ir reiškia, Gintaro Sereikos parašai yra, aš turiu dokumentus. Reiškia, kaip Gintaras Sereika nužudė, aš pas Kliunką atėjau po Betingio žodžių per televizorių, po kelių dienų po nužudymo. Atėjau pas, reiškia, aš noriu, sakau, Betingiui duoti, kas nužudė Gintarą Sereiką. Ten minutėm, sekundėm sutampa tas žmogus, kurį aš mačiau pas Lungį, atvežtą, pats tėvas atvežė. Jis buvo labai susijaudinęs, rūkė, bet ašgi nežinojau tą vakarą, kas bus į priekį, reiškia. Aš nužėjau ant tvoros, užlipau, reiškia, o po Blinkevičius, kuris prisipažino, prisėmė Gintaro Sereikos nužudymą, po kelių mėnesių buvo pakartas, arešti, taip kaip mano 2 liudininkai pakarti. Gintaras Sereika nušautas, reiškia, o aš kaip sekančią dieną antradienį važiavau į Kauną, man buvo paskirta operacija ausies. 99 metais
26 dieną antradienį. Gintaras Sereika pirmąjį nušauna ir aš buvau sustaręs su advokatu 7:30 Kėdainiuje susitikti su Geragasu. Aš užvažiavau pas jį 7:30, reiškia, sako, aš važiuoju į Kauną, sako, tu žinai, kad vakar Gintarai prokuroras Sereika nušovė. Jokį televiziją, jokį radinę, tik 10 valandą pradėjo skelbti, kad, reiškia, nušautas prokuroras, reiškia. Sako, aš sakau, nežinau, pirmą kartą girdžiu, jo advokatas mano žinojo. Sako, kaip susijęs Gintaras Sereika, prokuroras, su mano sūnaus nužudymu. Reiškia, su nužudymu. Aš sakau, kol kas nežinau, o bylą man davė skaityti po 8 metų. Aš radau parašus Gintaro Sereikos. O Gintaras Sereika pradėjo domėtis ne tik tai mano sūnaus nužudymu, domėtis neatskleistom žmogžudystėm. 85 metais Kolūkiečių 3 name Kišono ir pusbrolio Kišono pusbroliai panaikino mano pusseserės apsivedęs. Mes su Kišonu vos negimdės, vyriausias kriminalistas. Ir dabar Smirnovas Sergejus, prieš savaitę 2 numirė, 5 metais jaunesnis, vyriausias kriminalistas. Pas vyriausias Smirnovą kriminalistą Sergejų Smirnovą užėjau po savaitės laiko, jau reiškia, po sūnaus nužudymo. Man Smirnovas ir sako, Laureckas, kaip čia sako, atėjai, tik sako, sūnų prieš savaitę laiko nužudė. Sako, tik vyriausias jūs kriminalistas, sako, aš noriu, jūs manęs nekviečias nieko. Sako, matai, sako, tu man čia trukdai, sako, dirbti. Sako, pas mane reikia iš anksto registruotis, kad sūnus nužudytas, tai jam dzin. Vienodai, taip. Įsivaizduoji, reiškia. Tai Gintaras Sereika, tą moterį, reiškia, po mano sūnaus nužudymo, prokuroras Gintaras Sereika, prieš savo nužudymą, prieš mėnesį laiko buvo iš Kolūkiečių 3 namo, kur tėvas nušauna savo sūnų 85 metais ir pats nusišauna. Tai buvo Kišono ir jo pusbrolio operacija padaryta, per tarpininkus tik iššaudyti. O kodėl? Konfliktas koks vyko. Jie statėsi, Kišono pusbrolis su mano pusseserėm apsivedęs čia. O mes, kaip atsiprašau, tai pareiškimą parašėm 91 metais, aš turiu tą pareiškimą. Bronius už užsienis pasirašė, kad kviečia mus į Ameriką 91 metais Liepos mėnesį. Reiškia, Kišonas gavo į rankas tą pareiškimą. Mes į tą Ameriką nebuvom nenuvažiavę niką, bet aš turiu pareiškimą. Dėdės Bronius pasirašyta, kviečia Ameriką apsilankyti. Ir kaip jis pirmą kartą atvažiavo, esmė sako, aš noriu tos pinigus, sako, tau užrašyti visus. Vat kur esmė. Tai dabar, reiškia, matai, kaip kas gaunasi. Ir Gintaras Sereika buvo iškvietęs tą moterį, reiškia, pokalbiui. Kokią moterį? Moterį? Kokią moterį? Moterį, Kolūkiečių 3 namo, aš pavardės jo nežinau. Kur ribojasi kaip mano Lungis, tvorom ribojasi, reiškia. O 85 metais, kaip tą šeimą išžudė, prokuroras, kuris tyrės bylą, po kelių mėnesių gelta ir numirė, jaunas prokuroras. Vėl neatskleista, visi dokumentai ten dinkė, man tą moterį supasakoja, reiškia. O Gintaras Sereika išsikvietė tą moterį, jis norėjo atnaujinti tas bylas, kurios neatskleistos žmogžudystės, ir Kišonas, ką tai daro. Vat kur esmė. Ir Kišono tie dalykai yra neatskleisti, viskas eina tiesiog, kaip čia pasakius, į vandenį viskas eina, reiškia, visi tie dalykai. Vyriausio kriminalisto, čia pavojinga tokį dalyką pasakoti, čia jopšta aš mačinai, bet reiškia. O jis dabar užima tas pareigas, ar ne? Tas Kišonas dabar eina tas pareigas? Kišonas? Jo. Aš nežinau, Kaune kažkur buvo persiųstas, reiškia, Kišonas mano pusseserės dukrą pastatęs prezidentūrui patarėją. Jovita Neliupšienė. Nuotraukas turiu. Reiškia. Parodau. Vilti reikėtų. Nuotrauką. Per 5 metus buvo Kišono statytinė prezidentūrai pas Grybauskaitę patarėja, o toliau 5 metus Briuselį sėdė. Taip. Briuselį. Toliau su Valdu Adamku nusifotografavęs. Yra kitos ar nuotraukos. Prisifotografavęs. Ir tuo pačiu įfilmuokit dar šitą vadą. Čia eilinis jo tas. Amerikai priklauso, JAV NATO. Vienintelis, kiek žmogų teisių pamato šitą pažymėjimą. Tai žiūrėkit, Zenonai, tai kas nužudė jūsų sūnų? Paulauskas Artūras, reiškia, ačiū, kad atvažiavo, reiškia, su Bartkum Sauliumi į teismus. Tai žudikas mane padavė Lungis ir Skokauskas, kad aš jiems sumokėčiau už nužudymą, aš teismo įfilmavau patį teismą, už nužudymą, kad aš jiems susimokėčiau dar pinigų. Nužudė sūnų ir mane 3 metus tampė
40 beveik teismų padarė. Per 3 metus man 40 teismų. Aš į mėnesį po teismą eidavau. Tai kas nužudė jūsų sūnų? Kaip? Kas jūsų sūnų? Kas... Lungis nužudė ir Skokausko, kuriame Kaip tai įvyko? Kaip tai įvyko? Ir kokiom aplinkybėm tai įvyko? Vaitoškos, kurie prisipažino, nužudė mano sūnų, prisipažino, jie prisėmė Lungio žmogžudystę. Ir laikraštį aprašė, respublikinį. Aš su tais laikraščiais ateinu po prokuratūrą, sakau, vyrai, ką jūs, sakau, darysi, sakau, tas Vaitoška Laurinas atveža Lungį ir Skokauską ir va, stovi, kaip mato, kaip nužudomas mano sūnus, reiškia. Ir vėl paskui juos išveža į darbo vieną, o Skokauską į namus atveža. Ir aš Vaitoškos Laurino, kad paklausiau sekančią dieną po nužudimo prie mano namų, sakau, ar tu buvai, sakau, Laurinai, reiškia, kuris prisipažino, reiškia, nužudimo vietoj. Sako, nebuvau. Taigi, Laurinai, sako, aš 8 valandą, 20 valandą vakare tave mačiau, tu, sako, praėjai pro savo brolį, net, neprieėjai prie brolį pasveik. Jis baltas paliko, jis pasirodo 4 kartus buvo. 5, 6, 7 ir 8 valandą nužudimo vietoj. 3 kartą jis atveža Lungį ir Skokauską į nužudimo vietą. Čia buvo operacija saugumo. O dabar motyvas dėl ko? Pinigai Amerikos. Kaip tą amerikietį perspėti, esmė, perspėti, kad jis net važiuotų, pinigų nepaliktų. Amerikietis tai senbernis, neturėjo vaikų, žmonos neturėjo. O aš vienintelis esu, brolius seserų neturiu. Reiškia. Tai saugumiečiai po sūnaus nužudimo, po mėnesio laiko nusiuntė į Čikagą saugumo darbuotoją. Dėdė sako, aš nieko blogo negalvodamas, pasiprašė 2 mėnesius pagyventi. Aš jį turėjau tą vasarą, 97 metais, vasarą arba rudenį vėliausiai atvažiuoti jau čia gyventi. Mes namus statėmės, yra viskas įfilmuota, reiškia. Namus statėmės, reiškia. Tai dėdė už saugumas nusiuntė 2 mėnesiam iš Lietuvos saugumiečių, reiškia. Dėdė 2 mėnesiam, kai priėmė pagyventi, 4 metus apsigyveno. Sako, kaip jis, sako, negalėjai, bet išvaryti jos. Sako, jis man pradėjo reikalauti, kad, skaitosi, tas saugumietis jį prižiūri. Sako, tu jis to pinigų nemokėjo, kad pas tave gyveno. Ne, sako, nieko nemokėjo. Ir lietuvišką pasą sureguliavo. Antrą pilietybę. Sako, kaip tu lietuvišką pasą Čikago išdavė? Lietuvišką pasą. Yragi dokumentai pas mane visi, reiškia. Tako man tas saugumietis viską parūpina. Už tą, kad jisai galėtų numirti, už tą pasą, kad išleistų jį čia į Lietuvą, jam reikėjo palikti 200 000 minimum. Sako, kur tą pinigai, sako, dingo. Iš 100 000 lygiai atsivežė tik tai. Ir man iš karto tos pinigus užrašė. Aš turiu dokumentus visi, reiškia. Sako, ir kada supasakojo šitą va tą, ką aš čia pasakoju, po mėnesio ir numirė. Iš karto. Jam Žilinskienė sako, reikia, matai, nežinom amerikiečių, kokių vaistų duoti. Reiškia. Ir tada jam peršvietė galvą tą kompiuterinį tomografą. Mes atėjom kartu su juo, su užsienietiniu, amerikonu, mano dėdė, jį kišo į ten. Gal 5 minutės ten palaikė, kol peršvietė, mes užeinam į kabinetą, jis buvo užmigdytas. Mes būdinom, ten gal dar 10 minučių, kol jis buvo užmigdytas. Ir pervedėme už parankių, nebegalėjo paeit viskas. Į patalą apsimyžo, apsišyko ir po mėnesio numirė. Susidorojo momentaliai su amerikiečiu. Kad nepasakytų ką. O, reiškia, Džiuvė šeima, kuri žudyta. Paškevičius Džiuvės prieš nužudymą pradėjom kalbėtis. Džiuvė man susakė, Paškevičius Arūnas, agentas policijos, sako, pas mane darbė dirba. Už tai, kad jis pasakė tik tai, kad agentas dirba pas jį, jo Džiuvė patį žmoną nužudė ir sūnų uždarė į kalėjimą. O Junokas padoresnis pareigūnas, sako, aš pagal konstituciją, panevėžietis, čia visi reiškia. Sako, aš elgsiuos pagal, tai Junoką iš kartą iš darbo išmetė, a tu mūsų neklausysi. Vat kur čia aš tik dalį pasakau, reiškia. O sekančią dieną mano operaciją galvos turėjo daryti po Gintaro Sereikos nužudimo. Aš tamgi Kinduriui, docentui, sakau, atsiprašau, sakau, aš reikia su žmona pasitarti. Aš su apsauginiu važinėjau, Kemėžio Algiu. Aš mašinas nedrįsau niekur palikti, be apsaugos jam mokėjau pinigus. Kemėžis Algis, mano bent kursiokas, iš karto numirė. Čia iš karto visi miršta, tarp kitko, reiškia. Ir dabar, reiškia, aš išėjau iš to kabineto, iš Kinduro docento, iš karto į Seimą nuvažiavau, pas Šerienę Mariją.
reiškia. Yra radio laida Šerienės Marijos padaryta. Jūs gal ir turite tą radio laidą, reiškia. Galbūt taip. Ten kalbėta, reiškia. Šerienė Marija sako, aš tave, sako, nebeišleisiu, sako, važiuoti, sako, mėgok pas mane, šitą pajokau, sako, ką vyras pagalvo, sako. Ir aš su Emanueliu Zingeriu tada, reiškia, kalbėjomės iki 9:30, jis man buvo tvarkę dokumentus visai šeimai išvažiuoti į užsienį. Reiškia, oficialiai išvažiuoti, palikti. Ir dar prie manęs paskambino Abramavičiui, prezidento patarėjui, 9:30 buvo, vakare, naktį jau, 21:30. Abramavičius nepatikėjo, aš prie prezidentūrą daviau parodymus Abramavičiui pačioj, prie videokameros, turi tas televizinis įrašas, reiškia, videokameros, reiškia. Abramavičius nepatikėjo, kad Laureckas dar Seime sėdi, 9:30 vakare, naktį jau, reiškia. Sako, duok Emanueliui Zingeriui pakalbėti Laureckui. Aš paėmiau į telefoną, mes su Emanueliu Abramavičiu pakalbėjom. Jis į lovai gulėjo Abramavičius, reiškia, tuo laiko. Konstitucinio teismo jis anksčiau ten, reiškia. O Greičius išleido knygą dar, 3 vietose parašyta, kad nužudytas sūnus nusižudė pagal Greičių. Ponas Greičius su tą knygą, atėjau jum dar rodžiau tą knygą, reiškia. Sako, kaip jis galėjo, sako, nusižudyti, sako, juk jis yra nužudytas, reiškia. Ir rašo apie mane toliau, reiškia, Greičius pavardė yra, Laimonas Tapinas aprašė, tas tėvas aprašė tą knygą, reiškia. Sako, Laureckas, biškį apsirikom. Įsivaizduoja, Greičius. Landsbergio Statytinskis, Kazys Pėtnišė, kišeninis Landsbergio prokuroras. O man buvo pakišta, tasgi, buvau pas Landsbergio asmeninį prokurorą ir Koganą. Aš nežinojau, kad ten, reiškia, tik po to sužinojau. Pas Koganą, kada nuėjau, jis man pradėjo durnyti Koganas, asmeninis Landsbergio prokuroras, kad pas Viršitą reikia nueiti. Reiškia, aš Tai jis advokatas, ne prokuroras. nueinu pas Viršitą, kelis kartus buvau pas Viršytas, gal 3 ar 4 kartą, kaip buvau generalinį prokuratūrai, sako, Laureckas, tu daug važinėjai po užsienį, sako, mes nusistatėm, kad tu esi užsienio šnipas. Sako, dabar, sako, prisipažink, kurios šalies. Sako, gerbiamas prokurorė, sako, jūs, sako, aš jums leidžiu patiems tą nustatyti šnipą. Koks tas šnipas, sako, reiškia. Biržuose mane iškvietė kriminalistai po sūnaus nužudymą, kad aš karves vagiu. Reiškia, sako, kokias aš karves. Ir man sako, kur tu buvai prieš savaitę laiko. Reiškia, aš jam knygutę atsiverčiau tą, reiškia, kur rašau va, kiekvienais metais, va. Kiekvieną metų užvesta knygutė kaip kalendorius. Reiškia. Sako, va, prieš savaitę buvau ten ir ten. Sako, aš aprašau, sako, gerbiamas kriminalistė, Moldnių gatvės, Panevėžy. Sako, kas tau davė šitą nurodymą mane terrorizuoti, reiškia. Sako, sakyk pavardę. Jisai pasimetė, nebežino, laisvas, sako, Laureckas, reiškia. Per Jonines groju, per pačias Jonines, Panevėžy groju, 7 kartų ten groju, Kaziuko kamarui. Atvažiuoja po valandos laiko, manęs vos neareštuoti, pareiškimą surašė ir per Jonines po valandos laiko nebeleido man groti. Net man uždrausta per Jonines groti. Žiūrėkit, o tai ką Grunskienė, jiнаigi ten buvo iš Panevėžio, tarkim, jinai žino apie tą visą istoriją, ką nors? Kas taip? Grunskienė, generalinė prokurorė, jinai žino kažką apie tą istoriją? Taip, va, dabar reiškia, gerbiamai, aš vis dėlto aš Nidą Grunskienę gerbiu, dėl to, kad jinai man leido nuo 16 metų į videokamerą supasakot visą tai nuosekliai, kas man yra žinoma, kokie prokurorai dalyvauja, viską. Tai aš dabar, kaip sakant, turiu jos mobilų telefoną, asmeniškai susiskambin, o dabar, reiškia, pasakiau to, kad pirmiem nenorėjo primti man šitą pareiškimą, reiškia, sako, elektroninį paštą, sako, aš Nidą Grunskienę susiskambinau, mobilų telefoną turiu susirašęs, gali asmeniškai jai paskambinti. Taip, tai ką? Nu tai aš dabar tikiuosi, kad nors dalinis teisingumas bus, nors, reiškia, tą, kaip čia pasakius, patys prokurorai, Vilimavičius, sako, valstybės paslaptis, sako, tu duok valstybei į teismą, nors moralinę žalą prisiteisi. O Žukauskas prokuroras, sako, aš čia nieko negaliu padaryti, reiškia, gaunu nurodymus iš ko. Tai iš ko jis gauna? 19 parašų. Kazio Pėtnišės yra mano dokumentuose. O dokumentų pusė yra 13 tomų, bet 50% dokumentų peršviesti. O kur originalai? Originalai yra dar kita byla užvesta, kurios man nerodo. Įsivaizduojat? Tai vienas advokatas bylos atsisakė skaityti. Tik advokatai skaitys, matyt, peršviesti visi dokumentai. Pusę dokumentų peršviesti. Įsivaizduojat? Man davė tik tai pusę dokumentų skaityti, 13 tomų.
davė skaityti. O dar ten 10-13 tomų kažkur yra kitur paslėpta, kurių man niekam neduoda. Ir tada matai, sakys, ar jums parodys kitus tos dokumentus, kitą bylą, sakys, matai, durnis Laureckas, čia nesąmonis kalba reiškia. O tai kodėl Lungį ištraukinėjo, tarkim, prokuratūra? Kaip? Lungį, tą žudiką, kodėl jį išsuko? Nu tai matai, čia grupuotė buvo sukurta ne šiaip sau, kad reiškia, pati ta grupuotė buvo tikslas, kad mano dėdė net važiuotų, perspėti kaip nors išžudyti. Manęs neišėjo pasodinti į kalėjimą už ginklą vežimą iš Talino. Tai tada momentaliai jo sūnui dantis išmušė 94 metais ir 95 metais, esminis momentas. Lungis ir Paškevičius Arūnas, reiškia, man tik sūnus tik po to pasakė, reiškia, jie pakvietė mano sūnų važiuoti su kitu kaimynu, kur irgi palikimą gavo iš Amerikos, kur tą palikimą mūsų gatvėje teisėjas nupirko namus. Padarė tą Mindaugą irgi nusikaltėliai, su žmonai įsiskyrė ten, reiškia, mano sūnaus gimtadieniuose dalyvauja, reiškia. Tai jie atvežė mano sūnų rugpjūčio mėnesį 95 metais pas Dapšentaną. Ir sūnui prigrasino, kad nesakyk, kad į Vilnių mes buvome nuvažiavę. Jie iš Panevėžio turėjo į Palangą važiuoti. Tai esminis dalykas. Parodyti, iš ko galima reketuoti, kas gauna palikimus iš Amerikos. Iš karto, kas gauna palikimus iš Amerikos, prisistato valstybiniai saugumo darbuotojai. Sovietiniais laikais ką aš būčiau gavęs? Būčiau Volgą gavęs ir talono baldą būčiau gavęs. Viskas. Reiškia. O matai, dar dėdė nevedė Senbernis, kur jūs rasit amerikietį Senbernį. Plekavičiaus armijai buvo įsirašęs, matai, bėgo. Tai matai, koks įdomus variantas. Mano dėdė pabėgo kaip sako, nuo Berlyno užėmimo, būtent reikėjo arba į Sibirą išvežti. Tai saugumiečiai 97 metais, Liepos mėnesį, atsiuntė pasivijo, Čikagui KGB pasivijo. Reikia to dėdės. Vat kur čia esmė. Tas mano sūnaus nužudymas, aš patį Lungį dabar kaip ir teisinu. Jam nebuvo ni motyvo, ni kam tą žudyti sūnų. Bet jam neišėjo nužudyti sūnų dėl to, kad sūnus iš kavinės išėjo ir priešais ateina, mato, už 10 metrų prie Lietuvos ryto kavinės ateina Lungis su Sukausko. Jis turėjo būti sūnus nužudytas toj kaviniai. O Balčiūnas Kęstas, mūsų kaimynas, per gimtadienį atvežė iš Kauno suklaidinti nusikaltėlius. Ir Balčiūnas Kęstas, telefonas 8299-26512. Aš per televizijas vis tą telefoną sakiau. Tai Balčiūnas Kęstas buvo suimtas po sūnaus nužudymo 6 mėnesiam, ne mėnesiai, jis gynusi 6, kad jį nutildyti. O sūnų, kai pervedė prieš 3 mėnesius iš konservatorijos į vakarinę, tai organizavo Šlekio Ričardo sesuo. O Šlekio Ričardo Petroninė Jolanto, Petronis kriminalistas. Jopšlašva. Ir Petroninė Jolanta prieš 3 mėnesius sūnų pervedė Jakštonienė Zita ir Liuda Ikoniko auklėtoja. Visos 3 nutilėjo, vis man kiti mokytojai supasakojo. Sako, koks čia tikslas buvo tavo sūnų išmesti iš konservatorijos. Jinai Jakštonienė lakstė po koridorius konservatorijos, kad surinkti kaip nors sūnų išmesti. O Baltrūnas Donatas vėl 2 prigėrė, direktorius prigėrė, reiškia, Juodos ežere. Sako, ko tu man nesakė, kol jis dar gyvas buvo, Baltrūnas. Sako, ko tu man nesakė, sako, aš būčiau tavo sūnų, niekada direktorius neleidęs pervės, sako, man kaip buvo gražu, kad tavo 2 sūnų, sako, pas mane mokosi konservatorijoje. O prieš 20 metų aš pasimokiausi, jis buvo tik direktorius pavaduotojas. Lygiai tas pats, aš niekaip negalėjau baigti tą mokslą. Maskvoje buvau 2 kartus nuvažiavęs 75 metais, mane leido į Kauno KPI nustoti. Aš vienas nuvažiavau pas švietimo ministrą 2 kartus į Maskvą. Maskvą nuvažiavau. Taip, Zenonai, supratau. Ačiū, gerai. 3 kartus Strasbūrė buvau nuvažiavęs, pats asmeniškai priduoti. Taigi ten kurisgi sėdi tasai. Suprantate, su kokia aš mafija susidūriau. Tai jau taip, su Landsbergio mafija. Tai va, dėja, aš kaip sakant, kaip čia pasakė, bet tas Motieka, va, pas Motieką buvau nuėjęs. Aš buvau nustebęs, kada nuėjau, Motieka man suprato, kad čia Landsbergio asmeninis Motieka, aš pas jį kabinete buvau. Motieka atsisakė. O tasai Koganas sako, kiek tu man mokėsi? Sako, kiek jūs? Sako, mano valanda $100.
Aš galvoju, atsiprašau, aš už tokių pinigų neturiu, už 100 už valandą mokėti Koganui. O pasirodo asmeninis ir Advokatas, man buvo pakišti advokatai, mane durninti. Vat ką daryti. Supratau, Zenonai, gerai.